Ką, hebrytė, šiandien Jonavoj pasirodo toks įvykis buvo, bet dėja, aš tam įvykį nedalyvavau, nes turbūt Dumblas pasiskambino turbūt į Jonavos savivaldybę ir paklausė, ar Lobovas laisvėje ar nelaisvėje, ar dar kažkas tai pasakė, turbūt Lobovas šiandien teisme, nebijok, važiuok, Dumbliuk, važiuok. Tai va, įsivaizduoja, čia susitiko du vagys ir du melagiai. Tai va, aptarė, girdėjau tokias kalbas į savivaldybės išėjo, kad aptarė projektą, Via, kokį ten tą Baltiką, kur apvažiavimas čia aplink Jonavą, ne? Tai sakė, sumą padidins ten nuo 46 limonų iki 100 kažkiek, aš skaičiuose biškį nesigaudau, bet dideliais skaičiais, čiut net trigubai padidins sumą. Tai va, ten aptarinėjo projektą šitą abudu vagiukai. Tai va, hebrytė. O kas dar nežinot, neatsimena, tai mūsų Jonavos miesto meras yra jau iškelta baudžiamusios bylos, pagautas yra vagiantis, apsivogęs, protekcijos visokios ten taip toliau. O Dumblas irgi, jeigu atsimenat, čia prieš pusę metų, kada čia irgi ėjo kalbos apie tai, kad irgi ten su kažkokiais tai verslai susijęs su dar kažko, tai ten aš ten labai nesigilinau, bet tik tai manęs jau nuo pačių pradžių Dumblas. Tai va, draugai, laikykitės, artėja linksmi laikai. Rinkimai, apie rinkimus aš paskui dar papasakosiu irgi savo istoriją, ką aš galvoju, o dabar ką, Jonava šiandien švenčia, baliavoja visi, sakė, parduotuvės tuščios, iššluota alkoholio, visi geria, karočią laimingi, atvažiavo vagis, du vagis padarė kažkokius tai sprendimus žiaurius. Ką, draugai, gero vakaro, laikykitės, mes dar nemirėm.